Sveiki visi. Sveikiname šiandien su jumis, kaip įprasta, iš pokalbių laidos Keičiam temą. Šiandien mes esame šiek tiek kitokiam sąstate negu įprastai. Esame dviese su Laura ir kalbėsime labai aktualią temą, dažnai paliečiamą temą apie tikslus. Nes ši tema yra tokia plati ir ten yra tiek daug galimybių, kad karts nuo karto norisi ją pasižiūrėti kitų kampų ir suteikti tos vertės, padedant ir jums atrasti skirtingas perspektyvas, kaip galima pasižiūrėti tikslų kėlimąsi, kada tos tikslus kelti ir ką su jais daryti. Tai šiandien ne pirmą kartą, bet su naujom įžvalgom, su naujais kampais ateiname mes ir kalbamės apie tikslus. Tai labas Laura, po ilgo intro sveikinasi su tavimi. Sveika, Ernesta. Pradėkime mes nuo tokio, gal sakyčiau, net ir dalinai standartinio ir tradicinio klausimo, bet į kurį irgi galima kas kartą ūgtelėjus pasižiūrėti vis kitų kampų. Kodėl reikia keltis tikslus? Oi, kodėl reikia keltis tikslus? Na, turbūt dėl to, kad visų pirma tikslai sukelia kryptį gyvenimui, aš manau. Suteikia aiškumo, ko siekti, kur eiti ir manau, kad netgi suteikia tokią didesnę prasmę galbūt viskam. Aš dažnai, Laura, sutinku su viskuo, kad tu įvardinai, kodėl reikia keltis tikslus, bet dar pridėčiau tą tokį kampą, kad šiek tiek gal atitrūkstant nuo pačių tikslų, bet man atrodo, kad norint išsikelti tikslus, tampi įpareigotų pažinti save. Ir, žinai, nes tikslas, jisai jau yra toks konkretesnis, apčiuopiamas dalykas ir mano dabartiniam suvokime, kuris irgi keičiasi ar ne bėgant laikui ir išbandant tą tikslų kėlimąsi, jis prasideda nuo savęs suvokimo, nuo savo misijos suvokimo, nuo žinojimo, ko aš tikrai noriu. Ir tada iš to aš galiu formuluotis tikslus. Kitu atveju, tie tikslai, juos irgi galima išsikelti, ar ne, nepažįstant savęs. Bet ką mes pajausim pakelyje su 100% tikra, kad nevažiuos tie dalykai. Ir būna tų situacijų, kai ir pamirštam tuos tikslus, ir jie kažkaip mus jaučiam, kad ne taip kažkaip veikia, gal ne į pozityvą, daugiau į negatyvą pradeda veikti, patys save piktinam su tais tikslais. Ir tai yra tie signalai, kada natūraliai verčia vėl pargrįžti ir perklausti tavęs, tai ko aš noriu, koks yra mano tikslas. Ir man vien iš šito atrodo, kad yra labai prasminga keltis tikslus, net jeigu mes pakeliui sužinom, kad ne mano tikslas, nenoriu aš jo pasiekti. Tai vat dar šitą pridėčiau. Prasminga tame, kad atrandi savęs, ar ne? Atrandi save tame. Ir žinai, aš galvoju, kad dar pridedant prie to, tas savęs pažinimas, jis dažniausiai reikalauja tokio irgi sąmoningo mąstymo, ką mes dažnai sakom, ar ne, reflektavimo, bet gyvenime tikrai ne kiekvienas iš mūsų šitų kelių einame. Ir labai dažnai iš klientų patirčių pastebiu, kai dirbame kartu coachingo sesijose, kad tikslus žmonės pradeda keltis dar nepradėję eiti sąmoningumo keliu arba saviugdos keliu. Ir jie tiesiog keliasi, nes, girdėjau, mačiau, kažkas tai daro, galbūt kažkam net ir organizacijose darbe reikia keltis tikslus, ar ne, dažnam iš mūsų iš tikrųjų reikia ten keltis tikslus. Ir jie tai daro, sakyčiau, labai techniškai, labai mechaniškai, bet kai nepradeda nesueiti galai, pradeda ieškoti priežasčių. Ir tokiu būdu vėlgi atsisuka labai natūraliai į tą saviugdą, į sąmoningumą, į savęs pažinimą. Tai vat man gal ir čia dar yra ta tokia vertė arba atsakymas į klausimą, kodėl reikia keltis tikslus. Na, mes jau kaip ir buvome įvardinę, ne visi keliai veda į savęs pažinimą ar sąmoningumą. Taip. Net ir tikslai, ar ne, nuo čia prasideda ir čia baigėsi. Ir kad dažnai atrodo, kad tai čia viskas apie tą sąmoningumą, bet iš tikrųjų jis yra labai apipintas ir labai įvairiais keliais nueita. Ir
matai, tikslai kažkaip prie to prisideda. Ir tada, jeigu jau kalbame, kodėl reikia, ir aš dar net pakvieščiau klausytojus, kiekvienam pabandyti savo atsakyti klausimą, kodėl man reikia keltis tikslus. Aš dar kažkaip dabar galvoju, kodėl reikia keltis tikslus, nes kažkaip buvo toks laikotarpis, čia kaip prasidėjo tie visi neramumai Ukrainoje ir taip toliau. Ne neramumai, o karas iš tikrųjų. Tai mane iš tikrųjų buvo suparaližavus labai tai didelė baimė ir aš tikrai kokius metus laiko negalėjau keltis iš vis jokių tikslų, nes nežinau, ko norėti. Norėjusi, aišku, taikos ir ramybės, bet realiai nežinau, kaip projektuoti savo gyvenimą galvoje ir galvoju, kad labai buvo sunkus etapas, nes nėra tikslo kažkaip, jautiesi kaip tikrai blaškomas vėjo. Bet čia labai tokia jautrų ir to pačiu, sakyčiau, gražų kampą paėmė. Aš gal iš kitos pusės, taip atliepiant, ar ne, kartais mes atsiduriam tose situacijose, kai yra labai labai sunku. Be proto sunku. Ir tai būna taip sunku, kad aš iš savo gal patirties, kai atrodo, kad jau yra atsikelt iš lovos, yra misija neįmanoma. Ir tokiose situacijose tų mini tikslų kelimas, jis irgi padeda išgyventi sudėtingas situacijas. Galbūt tai tikslai tada yra kitokie. Mes dažnai, kai kalbam apie tikslus, galim pasiekti kažką, įgyvendinti kažką, realizuoti save, bet tose jautriose situacijose, kada yra ypatingai sunku, kartais tikslas būna pats savaime išgyventi tą dieną, išgyventi tą momentą. Jo, ir čia iš tikrųjų gal ir gera mintis yra įsivardinti, apie kokius tikslus mes kalbame. Aš dar galvoju, kad lietuvių kalboje tikslas labai dažnai mūsų tokiuose užprogramuotose mintyse, tose automatinėse mintyse yra tolygų rezultatų. Bet pačio tikslo prigimtis gali būti labai skirtinga. Ir gera tavo įžvalga, kad susitikrinkime, apie kokius tikslus mes kalbam. Ir tai, jeigu taip jau šitoj laidoj susitikrinti, tai matyti didžioji erdvė mūsų pokalbio su tavimi yra visgi apie tuos tikslus vedančius mus link siekių ir rezultatų. Bet galvoju, kad labai svarbu asmens lygmenį suprasti, kad gali būti ir kitokių tikslų ir tai yra absoliučiai gerai. Nes toje situacijoje, kai mano tikslas yra išgyventi dieną, gali būti ypatingai sunku galvoti apie kažkokius didelius tikslus, apie kažkokius rezultatus. Dar ne ten esu. Man reikia paruošti save, kad mano tikslo prigimtis galėtų transformuotis. Čia taip susideda, ne? Tai šiandien galbūt daugiau į tuos į veiksmą orientuotus tikslus, į rezultatą. Jeigu kalbam jau apie tuos tikslus orientuotus į rezultatą, tikrai ne vienas iš mūsų dažnas ir esam girdėję, kad tikslus galima keltis ir labai dažnai tai darom ateinant naujiesiams metams. Ir mes turim net ir įrašą tiems tikslams dedikuotą, jei neklystu, prieš beveik metus laiko, ar ne? Yra tokia, kritinė riba, sakykime, nauji metai yra riba dažnai sutinkama, kada žmonės kalba apie tikslus, pradeda natūraliai galvoti, koks mano tikslas, kai ateina arba artėja gimimo diena. Bet kviečiu šiandien tave ir save padiskutuoti, kokios dar yra galimybės, kokios galimos kitos alternatyvos, kalbant apie laikotarpį, kada tos tikslus gali būti naudinga išsikelti. Aš tai galvoju, gal net ir nėra, realiai nėra taisyklių, ar ne, kada tos tikslus keltis. Ir tu įvardinai tokias grand, sakyčiau, datas, ar ne, nauji metai, gimtadienis būna, dar dažnai kam pavasariais patinka keltis tikslus ir rudenį. Tai tokie kaip, galbūt laikmečiai, ar ne, bet dar aš radau tokį įvardinimą, kad galima, tikslus realiai keltis bet kada ir gali tikslą pradėti keltis po kažkokio gyvenimo įvykio. Ar ne, kažkas nutinka, tave pastumia
pokyčiui ir susiformuoja kažkoks naujas tikslas gyvenime. Bet man labiausiai patiko tas įvardinimas, kad reikia ne tai, kad prisirišti prie kažkokio tai, nežinau, laiko ar įvykio, bet keltis tikslus tada, kai esi pasiruošęs įžvelgti, ką esi jau pasiekęs įvertinti, sudėlioti ir įsivardinti, ko norėtum. Tai va tada, va tuo momentu, kai esi pasiruošęs, esi susikaupęs turbūt šitam reikalui, tai tuomet ir pradėti kurti savo tikslą. Labai gražiai idėja, kad ar ne, nėra to tinkamiausių metų, yra tau tinkamiausias metas. Jo, ir netgi nebūtina laukti ant jaunaties. Ne? Iš tiesų, aš dar šiek tiek praplenčiant, ką tu įvardinai apie tą sezoniškumą. Pavasaris, ruduo, man labai surezonavo idėja išgirsta Mel Robbins podcast'e. Visas jos podcast'as yra dedikuotas tai temai, tai galima tikrai paieškoti, paklausyti, bet jos mintis yra kokia, kad labai tinkamas metas kelti tikslus yra ruduo. Nes tada natūraliai įvyksta virsmas. Tai yra tai, kad tu sakai, kad keičiasi metų laikai, keičiasi norim mes to ar nenorim, rutina, kaip mes gyvename, kai mes iš vasaros režimo perinam į rudenį, kai ypatingai tie, kurie turi vaikų, kai jie grįžta į mokyklas, į darželius, reikia daugiau disciplinos, aiškesnė ta dienotvarkė, vakarai nebe tokie išplaukę, tie trumpesni ir gamtos sąlygos apriboti, kad tai yra labai geras metas natūraliai pereiti, ar ne, iš vieno laikotarpio į kitą, kas liečia tikslus, ir man ta mintis labai surezonavo. Bet dabar girdėdama dar tavo tą pasakymą, kad kada tu esi pasiruošęs, aš galvoju, kad tas ruduo pas kiekvieną iš mūsų gali ateiti skirtingų metų. Klausimas tik tai, kaip suprasti, kad aš esu pasiruošęs. Aš manau, kad tas pasiruošimo jausmas galbūt ateina tada, kai pradeda norėtis pokyčių, arba kai tiesiog supranti, kad yra negerai, arba tavęs tiesiog netenkina, nebūtinai kažkas turi būti blogai, bet netenkina turimas rezultatas, nes tai, ką turim dabar, yra rezultatas tai, ką darėme anksčiau, ar ne? Ir norisi, kad būtų geriau, arba norisi, kad būtų kitaip. Ir, kai atsibosta, labai negražiai pasakysiu, bet kai atsibosta pačio kvapas, tai tada norisi judėti. Ir aš galvoju, taip, įvedant to tokio dar to kito kampo, kurį čia žanam į šitą pokalbį. Jeigu mes paimtume, kad, gerai, aš kelsiuosi tikslus tada, kada jau man atsibosta. Tai kokiam tada laikotarpiu man keltis? Kaip man žinoti, kad tai atsibos? Nes mes taip staigiai kalbam apie šitus tikslus, mes sakom, tai jau metiniai tikslai, ateinantiems metams. Tai va šitų atveju, kaip man tada elgtis? Manau, kad gali tą tikslo laikotarpį keisti. Tarkim, gali įsivaizduoti, kad pavyzdžiui, po metų aš ten būsiu pasiekęs, nežinau, XYZ, ar ne? Bet galbūt po 3 mėnesių pamatysi, kad, taip nevyks, tas yra nerealistiška, arba kaip tik tas įvyks žymiai greičiau. Tai ir šita mintis mane atveda prie kito tokio būdo, kurį aš ne taip senai pati atradau, tai yra, vadinasi, 12 savaičių metai. Ir ten yra siūloma savo tikslą išsikelti 12 savaičių. Tarkim, per 12 savaičių išsibandyti, tai kas gaunasi realiai 3 mėnesiai. Ir jeigu taip jau labai imant skaičiuoti, tai tuos 3 mėnesius po 12 savaičių turi 4 kartus per metus. Tai jeigu nori išsibandyti kažkokią naują idėją, nori išsibandyti naują tikslą, tai jį susiplanuok pasiekti per 3 mėnesius arba per 12 savaičių.
Ir ten yra netgi visa sistema, išsako pažingsniui, kaip ten planuotis ir kiekvieną savaitę susitikslint, tai tą 12 savaičių sutrauki į mažus žingsnelius kas savaitę arba kas kelias dienas, kaip patogiau, ir tada įsivertini tą progresą. Tai ką tai duoda? Tai duoda pasimatuoti tikslo realumą, pasimatuoti, ar tas tikslas iš tikrųjų tinka, ir manau, kad tuo atveju yra realistiškiau pasimatuoti tikslą, nes tarkim, jeigu mes išsikeliam kažkokį tai naują tikslą metams, tai mes jį galim ir užmiršti, jisai gali būti ir per sunkus, ir per daug ištemptas, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kai mes turim 3 mėnesius arba 12 savaičių, tai turim tokį labai apčiuopiamą laiką. Į mažiau šansų pamesti, daugiau šansų susitikrinti, susidėlioti, pajausti. Tai vat, man labai įdomi pasirodė šitą idėją. Ir iš to, ką aš girdžiu, man tokia formuojasi mintis, kad tokiu principu, tokiu arba panašiu, ar ne, mes sumažinam tikimybę kaltės jausmui atsirasti. Arba tam net ne kaltės, kartais būna toks, tai čia kaip visada, toks nusivylimo savimi, galbūt nebetikėjimo savimi jausmas, kai praėjus geriem 6-7 mėnesiam pagalvoju, velnias, turėjau tikslą 100 metų, pamiršau, dabar nebedėsiu, ne? Nes ką mes sukuriam su tais tokiais mažesniais periodais ir galimybę savo pasimatuoti tą tikslą ir kaip man sekasi gyveninti, kas veikia, kas neveikia, yra tai, kad aš žinau, kad nepamečiau, pabandžiau, man tai netinka. Kas toliau, ar ne, ką aš dar galiu išsikelti, ką aš dar galiu pasimatuoti, o galbūt būdai, kuriais aš įsivaizdavau, kad tą tikslą sieksiu, yra nuo šiandien dienai netinkami, galbūt man verta paieškoti tų kitų būdų, ar ne, ir tokio daugiau tikėjimo savim įsidėti. Dar iš kitos pusės pakviesiu tave irgi pasvarstyti apie tą tikslų kėlimas tada, kada jaučiu, kad man yra geriausia, ir apie jų skaidymą trumpesnius laikotarpius. Nes, iš esmės, jokio skirtumo, kokį metodą, kaip mes jį pristaikysim, bet mintis apie tai, ar ne? Ar nekyla čia rizikos tada nušokti į kitą pusę, kad mes kaip tie zuikiai straksėsim nuo vieno tikslo prie kito, nuo vieno prie tikslo ir ilgalaikiai perspektyvoje darysim daug darbo, iš tikrųjų, bet rezultato nebus. Na tai čia, man atrodo, atsiranda klausimas apie viziją. Nes tu gali turėti daug tų tikslų, bet tuos visus tikslus turi rišti vienas dalykas, tai yra tavo gyvenimo vizija, kur tu nori atsirasti, kaip tu įsivaizduoji ką tau duos tie pasiekti tikslai. Nes iš tikrųjų tikslų siekimas turi turėti tikslą, ar ne? Sviestuotas, bet taip yra. Taip, nes mes galim užsibrėžti tikslą, kad ten, nežinau, tarkim, aš kažkada turėjau tikslą išbėgti 5 kilometrus. Na ir pasiekiau aš tą tikslą. Ir viskas. Ir aš neturiu ką su juo daryti, turėjau kelio traumą iš to. Ir jisai neturėjo jokios, tai neįsipynė į jokį ten, nežinau, gyvenimo būdo pakeitimą, į jokią viziją. Tai buvo tiesiog toks tikslas, nes taip įsidaro ir man reikia. Ir viskas. Galvoju, visgi kaip svarbu yra prasmė. Tiek vienam, tiek kitam ar ne dalyke. Nes jeigu aš kažkur esu be prasmės, nežinau, to didesnio kažkokio dalyko, tai man ir darbe bus sudėtinga savo tikslus keltis, ar ne, ir švis, kad ir kasdienį darbą atlikti, jeigu aš nematau prasmės, ką aš čia sukuriu, ir galvoju asmeniniam lygmenį, kai mes kalbam apie asmeninius tikslus, yra lygiai tas pats. Kai nematau prasmės, tai nesvarbu ir kada aš tai darysiu, kokiam periodui aš tai darysiu, nes tokia dalinai, sakyčiau, užprogramuota nesėkmė yra. Jo, arba užprogramuota nesėkmė, arba tie tokie tikslai, kaip aš savo buvau įsivardinus tie 5 kilometrai ir ten visi kiti mano tuometiniai tikslai,
jie neveda į niekur. Ta prasme, ir iš tikrųjų tas pasiektas tikslas nesuteikia jokio džiaugsmo. Nes, pasiekiau ir kas iš to. Ta prasme, man net nešė daugiau prasmės, net nešė nieko. Taip, aš pasiekiau jį ir ką. Dabar man tokia mintis ir atėjo, kad realiai pirmiausia, galbūt reikėtų pradėti ne nuo tikslų, o nuo vizijos ir prasmės supratimo. Ta prasme, įsivardinti, kas tau yra prasminga, kas tau suteikia prasmę ir nuo šitos vietos pradėti ieškoti, kaip atrodytų ta vizija, kokia yra prasmė, kokia yra vizija ir tada kokie tikslai vestų į tą viziją. Kaip gražiai tu čia viską sudėjai į lentynėles, nes aš sėdžiu, klausau tavęs ir galvoju, bet jeigu aš esu klausytojas mūsų pokalbio, ar ne, ir galvoju, kad man jau metas, jau jaučiu, kad kaip sakyti, tas momentas yra prieitas, ar ne? Ir čia ruduo, ir pats geras metas, ir iš vidaus tas eina, ir ta transformacija norisi vykti. Tai ką aš turiu žinoti apie tos tikslus? Tai tu labai gražiai viską sudėjai į lentynėles, ne, kad prasmė ir prasideda nuo vizijos ir tada ateina iki tikslų, laikotarpį aš pasirinku. Ką dar aš turėčiau žinoti apie tą tikslų formavimosi savo procesą, kad sėkmingai link jų pasiekimo judėčiau? Tai turbūt vienas iš tų tokių klasikinių standartinių dalykų yra SMART. Taip, kai mes turim apibrėžtumą, laiką, pamatavimą, metodus, kaip siekti, bet labai yra neblogai iš tikrųjų tikslus formuotis ne vien tik tai vienam, bet kartu su kažkuo, kad ir, pavyzdžiui, su to pačiu coachingo specialistu, nes atsakant į tos klausimus, kokia yra prasmė, o kas bus, kai pasieksi, o kas bus, jeigu nepasieksi, kokie galimi trikdžiai, tiesiog tą tikslą labiau išsinagrinėja ir yra buvę atvejų irgi iš sesijų, kad benagrinėjant tikslą pasirodė, kad tas nėra tikrasis tikslas, nes vis dėlto kažkaip nesusidėliojo, tai buvo sesija skirta susidėlioti tikslam ir pasirodė, kad reikia ieškoti visai kitos prasmės, nes tie tikslai, jie tokie kaip tie 5 kilometrai. Apie nieką. Ir tu čia man priminai mano pačios istoriją. Mes žmonės mokam savo pameluoti. Mokam savo tai padaryti įtikinamai, kad atrodo, kad čia toks mano tikslas ir iš pirmo to tokio pasižiūrėjimo ir tikslas ir galiu išsikelti ir veiksmų planą susidaryti, bet tai kažkas iš šono per klausimų, ar ne, o iš ko suprasti, kad pasieki tie klausimai, kuriuos tu įvardinai, arba labai geras klausimas yra, kaip jausies. Įsivaizduok, kad tu šiandien turi tą tikslą, kaip tu jausies, ką tu tada darysi. Ir aš esu save pagavus, kad nenoriu. Ir tada turi paleisti gilį, kodėl tu iš viso tą tikslą kėlėsi. Kažkas, tai nebus šiaip savo tikiu dalykai, kažkas po tuo yra giliau, ko tu iš tikrųjų nori, ką tu bandai savo įrodyti ir ką tu bandai sukurti. Dar vienas, kalbant apie klausimus, vienas tokių piktesnių klausimų yra, o kam šis tikslas iš tikrųjų yra svarbus? Arba kas džiaugsis, kai pasieksi šitą tikslą? Šitas geras. Nes kartais atrodo, kad, aš čia noriu, nežinau, naujo automobilio. Tai ten tikslas, ar ne, yra įsigyti, ten, nežinau, motorolerį, ten, bet ką. Ir tai kas džiaugsis? Tai kaimynas pavydės. Tai ta motivacija, kita, arba tenais, tai aš čia kažkam įrodysiu, kad aš galiu, o kas džiaugsis, tai dievai žino, kas ten džiaugsis. Tas toks kampas per tikslus, atliepiant tavo, kas džiaugsis, kartais mes išsikeliam tikslus savo ego pamaloninti. Ir jie būna labai, labai tikinami, kad tai yra,
Tai yra tai, ko aš noriu. Bet ego pamaitinimas ir tai, ko aš iš tikrųjų kaip žmogus, kaip asmenybė noriu, gali labai skirtis. Jo. Nu, čia jau reikia tada irgi žiūrėti, kaip susitarti su savo tuo ego, nes, reikia pamaloninti kartais tą ego, truputėlį. Bet jį reikia pažinti, žinai, iš kur jis kyla. Vėl mes grįžtam prie to, prie savęs pažinimo, bet iš tikrųjų, iš kur tas mano ego yra. Nes mes visi turim ir nėra tokio, kuris mūsų neturėtų, kuris yra labai normalus ir labai okei yra jį turėti. Bet čia būtina. Jo, bet tu turi suprasti, iš kur jis kyla. Ir bet tokiu atveju dar, jeigu į tokį patarimų krepšelį dėti, tai aš galvočiau, kad labai svarbu tą ego pamaloninti ne iš trūkumo. Taip. Bet iš tos gausos perspektyvos, ar ne, kad nedaryti dėl to, kad man kažko trūksta, nes mes tai tokia žiūrk lenktynės lietuviškai, ar ne, terminas būtų, įsiveliam ir pavargstam nuo tų tikslų. Tai mes šiandien su tavim pasikapstam po tą tikslų kelimosi procesą tokiais įvairesniais kampais pasižiūrėjom, ar ne, kaip tą galim daryti. Ir galvoju, dabar yra ruduo, bet prisirišant prie to sezoniškumo. Ne šiaip sau ta tema pas mus atėjo kaip idėja šiandien apie ją kalbėtis, bet tai gali būti paskatinimas kažkam pagalvoti apie tikslus. Jeigu galėtum, Laura, sudėti į kelis sakinius, ką tu pasakytum tam klausytojui, kuris šiuo metu galvoja, okei, ruduo, noriu. Ką nori turėti kitą rudenį? 25 metų spalio, čia kuri diena yra. Kokį rezultatą nori turėti tuo metu? Ir kiek prasmės tame yra? Prasme, kaip, gal neišsiplėtojančia, neapipinant papildomais klausimais, bet pasiliekant prie vieno. Ką tu, Ernesta, pasakytum? Kokiu žmogumi tu nori būti kitų metų rudenį? Man nuo to einasi, bet jie iš esmės abu yra labai geri. Aš net kviešiu klausytojus mūsų pabandyti juos abu atsakyti ir pridėti tą trečią, kurį tu labai gerai prieš tai lietėjai, kad kas džiaugsis su tavim kitą rudenį ir kaip tu jausies, kai turėsi tai, ką turi. Tai ačiū, kad klausėt. Linkim prasmingų tikslų. Jei juos išsikelsit šiandien, šį rudenį, valio. Jei nuspręsit tą daryti vėliau, irgi valio. Susigirdėsim su jumis po 2 savaičių ir kitą pokalbį. Iki. Ačiū ir iki. Ačiū, kad klausėte naujausio Keičiam temą pokalbio. Jei mūsų pokalbėje radote vertės, kviečiame jo pasidalinti su bičiuliais ir artimaisiais. Tinklalaidę Keičiam temą galite rasti YouTube, Spotify ir Apple Podcast.